Labas, dabar šiuo metu Lietuvoje 14 valandų, 14 minučių važiuojam į labai gražias vestuves, keliaujam tiesiai į Trakų rajone esančią sodybą Margio krantas, laukia koncertas, svečiai apie tai dar nieko nežino, sužinos šiek tiek vėliau. Oras, kaip matot už lango, tiesiog yra nuostabus, gerai šiandien bus fainai, aš manau. Filmuoja ir batai neblizginti. Bet šiaip gerai, kad nufilmavai, žinok, nes čia aš dabar galvoju visą laimę, kad prisiminiau. Pažiūrėk, matai, iš karto, va. Va. Supranti, ir bus pasaka. Komanda vaikšto pasiruošę. Normaliai. Dalykas, nuotakas jaunikių šventė atvažiuos ne su automobiliu, bet atplauks su kateriu ir apie tai niekas nežino. Tai dabar derinam dalykus, kaip įvyks jų išlipimas, kad tėtis su broliu padės išlipti, paskui jaunikis keliauja prie ceremonijos vietos, paskui nuotaka atlydi tėtis, tai derino muziką ir visus dalykus. Tai tokie pasikeitimai. Tikrai labai nedaug laiko iki jaunųjų grįžimo akimirkos. Tad ponai ir ponios, kviečiame, laukiame jūsų visų. Buvo labai įdomus dalykas. Padavėjas sufeilino ir jaunikiui atnešė taurę šampano. O jaunikis geria mineralinį. Bet iš antro dublio pavyko. Normaliai, nieko. Turi būti visokių nuotykių. Laukiam vakarienės, žmonės atsipalaidavę, oras. Pasakys, kažkaip, nei debesėlio, žinai, iš viso. Į viršų kamerą pažiūrėjome, nei debesėlio. Einam dar vieną dalyką parodyti. Va, turim, žiūrėkite, Gabiją ir Raimundą. Birželio 21, unikalus antspaudai, o čia yra jaunųjų. Tai labai gražiai, fainai. Ir visą šitą dalyką sugalvojo nuotakos sesutė, kuri, čia yra autorė viso šito labai gražaus dalyko. Ir mes su šitą visą labai gražią natą keliavom į labai gražią šventę. Mes dabar patikrinsime, kaip jie vienas kitą pažįsta. Jauniesiems noriu palinkėti, kad visą likusį gyvenimą jums nereikėtų laikytis laimės, kad laimė jūs sekiotų iš paskos. Būkite laimingi. Per gerus 11-12 metų vedėjimo daugybę renginių teko vesti lauke, bet per vestuvės programą darau lauke gal 4 kartą. Bet kažkaip gal 5 kartą. Tai labai fainai, nes oras fantastiškas, rytoj bus joninės ir rytoj turėsim blogą orą, labai blogą orą turėsim, tikėtina. Gal bus geras, nežinau. Bet fainai, čia yra pasaka. Jaunikis taip gerai padirbėjo. Kiek šaibų sumokėjau už vestuvės, galima bandyti, atspėti. Bet kiek už gerą orą, aš nežinau. Vyrą ant rankų nešiuo tiesiog reikia tokį, pasaka, čia, žinokit. Jeigu nuotaka žiūri šitą video, belenkai pasisakyti. Trijų bėgam juos apsikabinti. 1, 2, 3, paro! Kodėl taip ramu pas jūs? Jūsų laimai! Ar mes čia švenčiam?
Gabija ir Raimondai sveikiname. Kur jaunikis. Taip, tai viena super mergaitė tikrai mes čia turim, o ar turime dar daugiau super mergaičių? Turim, reikia triukšmo mergaitės. Šventė jau baigėsi, dabar jau yra gerokai po 3 valandos nakties, vakarėlis tęsiasi, vedėjo kojos sako, metas namučio, o aš keliauju ruoštis kitai šventė, nes rytoj laukia vestuvės kartu su krikštynomis. Tai visiems labos nakties arba geros dienos, kad ir kuriuo metu žiūrite šitą video, o Mindaugas keliauja į kitos dienos šventės pasiruošimą.